Jau 3 metus dirbu nuotolinio darbo logistikos skyriuje. Štai mano išvada. Sveiki, aš esu Irina iš Druskininkų iš Lietuvos, siuvinėjau ant vaikiškų sigtukų, derinu tai su darbo korporacija, kuri gamina surinkamus namus. Vis tiek pliusų yra daugiau nei minusų, nors pradžioje labai jaudinasi. Pirmiausia, man niekur nereikia važiuoti, nereikia anksti keltis, stovėti kamščiuose, nervintis. Aš tiesiog nueinu į kitą kambarį, o vakare uždariau kompiuterį ir galiu užsiimti savo reikalais. Su šunimi irgi labai gerai. Nepalieku jo vieno visai dienai ir po to nereikia galvoti, ką jis ten namuose pridarė. Bet didžiausias pliusas - galima gyventi nedidmiestyje. Kai tik atšyla, nuo gegužės iki rugsėjo, aš gyvenu sodyboje su šunimi. Per pietus galiu išeiti, nuskinti uogų nuo krūmų, vakare nueiti į pirtį ir visą tai niekur neišvažiuojant. Man yra tik vienas minusas - tyla. Kartais norisi kažkam čia ir dabar kažką pasakyti, pajuokauti ir tiesiog išsikalbėti, o šalia nieko nėra. O tie, kurie dirba kartu biure, vis tiek tampa artimesni vieni kitiems nei man, kurie mato tik kartą per mėnesį. Todėl aš sąmoningai išeinu į žmonės. Joga, šokai, susitikimai gyvai. Nuotolinis darbas tai žinoma ne pasaka. Tai tiesiog kitas gyvenimo formatas, kuris šiuo metu man tinka 100%.